Yeah, we had to play good defense in order to get this win. I don't think we actually played that solid defense for most of it, but we just scrapped it out, and they're a talented team, so we just had to do what we could to stop them. At the end of the game, Bilbao tried to lead the game, and almost he and the team made it successful. So your three-pointer was the one that changed the tempo of the game. What was the thoughts before you made that shot? Well, we were just trying to see a pick and roll between me and Yankee and see what they did on defense. They switched it, so we were trying to get into him, but it wasn't open, and so Leo found me. Great pass, and I just shot it. I did the easy part. They all did the rest of the work. Rungtynių pabaigoje Vitorija bandė atsiimti tai, ką buvo praradusi visų rungtynių metu, bet jūs išlaikėte tą pranašumą. Ar tai rodo, kad Žalgirio komanda subrendo per visą šį puikų sezoną, kad atlaikyti ir tokių galingų varžovų spaudimų? Nežinau, ar subrendom, dabar jau sezonas baigėsi, nežinau, kaip bus. Šiaip tai jie tikrai neturėjo ką prarasti, lipo agresyviai. Mes tikrai padarėm nemažai klaidų ketvirtam kėliny, koncentracija buvo praradę, net kovojom kamuolių tikrai svarbių, bet svarbiausia, kad to laiko jiems neužteko ir mes pasiėmėm pergalę. Pasirodymas Eurolygoj baigtas, koks būtų bendras vertinimas? Žinau, aš nemėgęs vertinti, paprasčiausiai tai pasakysiu, kad buvo smagus sezonas, įsimintinas, man asmeniškai geras kolektyvas mūsų šiemet, taip kad tas yra svarbiausia, kad mes ir kartu pralaimėdom, kartu ir laimėdom, tai gaila, kad pritrūko kažkiek, bet pozityvių dalykų daugiau tikrai. Ko pritrūko? Kurių tų pergalių labiausiai pritrūko paties akimis? Pritrūko stabilumo tikriausiai Eurolygoje pačioje, nes visos tos komandos, kurios išėjo, buvo stabilesnės negu mes aploždom pirmo aštuoneto komandas, o pralaimėdom lentelės apačioje komandoms, taip kad tas žingsnelis, kuris mums buvo likęs iki aštuoneto, tai stabilumas ir buvo. Tiek individualūs pasirodymai žaidėjų, kurie gali stabiliai žaisti, tai ir žaidžia gerose komandose, tiek bendroje komandoje mums to stabilumo tikrai pritrūko.